Baltarusija dabar oficialiai peržengė raudonąją liniją, pažeidė neseniai sudarytą susitarimą su Ukraina ir įsitraukė į Rusijos ilgų nuotolių dronų kampaniją, suteikdama retransliacijos infrastruktūrą savo teritorijoje, kad realiu laiku valdytų Shahed dronus. Naujausias to įrodymas – reaktyvinio variklio kamera valdomo Shahed smūgis į Ukrainos Malyno miestą. Drono skrydžio trajektorijos analizė rodo, kad jis skrido ir manevravo arti Baltarusijos-Ukrainos sienos, o vėliau pasuko greitkeliu Korosteno link ir tada sekė geležinkelio liniją tiesiai iki taikinio. Toks tikslus navigavimas stipriai leidžia manyti, kad dronas buvo nuolat valdomas operatoriaus, o ne tiesiog skrido pagal iš anksto užprogramuotą GPS maršrutą. Kadangi taikinys buvo maždaug už 260 km nuo Rusijos sienos, palaikyti tiesioginį radijo ryšį vien iš Rusijos būtų buvę techniškai neįmanoma, nes netoliese neveikė jokie Rusijos retransliaciniai dronai. Tai palieka tik vieną paaiškinimą – antžeminės retransliacijos stotys Baltarusijos viduje, kurios išplečia ryšio nuotolį, leidžia operatoriams realiu laiku keisti maršrutus, kad būtų išvengta Ukrainos oro gynybos, apgauti perėmimo dronus šiuolaikiniuose dronų oro mūšiuose ir jei reikia, tiksliai pataikyti į taikinį. Be šių retransliacijos tinklų Shahed dronai būtų iš esmės apriboti iš anksto nustatytais kelio taškais, todėl jie taptų gerokai mažiau lankstus ir lengviau perimami. Šis įvykis nutiko po to, kai Baltarusijos prezidentas Lukašenka jau buvo gavęs aiškų įspėjimą iš Kijevo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareikalavo, kad Baltarusija išardytų bet kokią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai valdyti dronus, ir perspėjo, kad Ukraina pati sunaikins šį tinklą, jei Baltarusija nesiims veiksmų. Vėliau Ukrainos pareigūnai pareiškė, kad Baltarusijos teritorijoje jau yra nustatyta apie 500 su karinė veikla susijusių taikinių, kurie būtų atakuojami, jei pagalba Rusijos operacijoms tęstųsi. Dėl to Lukašenka pasidavė grasinimui ir išjungė retransliacijos stotis, tačiau dabar buvo priverstas Rusijos vėl pakeisti savo sprendimą. Pastarosios Ukrainos giluminės atakos prieš Rusiją rodo, kad tokių grasinimų negalima nuvertinti. Ukraina nekartą surengė masinės dronų atakas, kai per vieną naktį buvo panaudota iki 1000 ilgų nuotolių dronų, kartais vienu metu smogiant Maskvai, Krymui ir kitiems tolimiems regionams, užgožiant tankę Rusijos oro gynybą visose šiose vietose. Baltarusija neturi nieko panašaus į daugiasluoksnį Rusijos gynybos tinklą, turėdama mažesnį S-300 sistemų arsenalą, ribotą S-400 baterijų kiekį, Buk, Tor, Panzer sistemas ir senstančius naikintuvus. Ji susidurtų su milžiniškais sunkumais reaguodama į plataus masto Ukrainos atakas prisotintais taikiniais. Šalies artumas šiauriniai Ukrainai dar labiau sutrumpina reakcijos laiką, lieka tik kelios minutės aptikti, identifikuoti ir perimti žemus bei greitus dronus, kol jie nepasiekė svarbios infrastruktūros. Tuo pačiu metu Ukrainos atsakomųjų smūgių išprovokavimas prieš Baltarusiją iš tikrųjų gali pasitarnauti platesniems Rusijos interesams ir būti didesnės Rusijos strategijos dalimi. Beveik neabejotinai retransliacijos stočių įjungimas Baltarusijoje įvyko Maskvos spaudimu, nors buvo žinomos Ukrainos grėsmės ir rizika pačiai Baltarusijai. Rusija tikisi, kad jei Ukraina bus priversta nukreipti dalį savo ilgų nuotolių smūgių kampanijos į Baltarusijos karinius ir retransliacijos objektus, spaudimas Rusijos teritorijai galėtų sumažėti. Baltarusija iš esmės taptų atpirkimo ožiu, sugeriančiu Ukrainos atsakomuosius smūgius, kol Rusija įgytų vertingo laiko papildyti perėmėjų atsargas ir pertvarkyti savo oro gynybą. Tačiau ši strategija galiausiai gali žlugti, nes Ukraina turi kur kas daugiau galimybių nei vienas tik dronų smūgiai. Ryšių retransliacijos stotys, vadavietės ir pagalbinė infrastruktūra Baltarusijos viduje nebūtinai turi būti sunaikintos didelio masto oro atakomis. Kibernetinės operacijos, elektroninis karas, diversijos ar specialiųjų pajėgų įsiskverbimas už priešo linijų galėtų neutralizuoti šiuos tinklus nesunaudojant Ukrainos ilgų nuotolių smūgių pajėgumų, ypač dabar, kai Ukraina kuria specialią kibernetinių pajėgų šaką ginkluotosiose pajėgose su specializuota tyrimų infrastruktūra savo padaliniams. Toks požiūris leistų Ukrainai išlaikyti didžiąją daugumą savo dronų kampanijos prieš Rusijos naftos objektus, logistikos centrus ir karinę infrastruktūrą, tuo pačiu slaptai silpninant Baltarusijos paramą. Vietoj pasirinkimo tarp Rusijos ir Baltarusijos Ukraina turi platų papildančių priemonių spektrą, galinčių veikti lygiagrečiai, taip atimant iš Maskvos viltį laimėti laiko, įtraukiant Baltarusiją giliau į konfliktą.
Apskritai Ukraina yra pasirengusi bet kokiam scenarijui, o viešas pranešimas, kad jau yra atrinkta apie 500 prioritetinių taikinių Baltarusijos teritorijoje, rodo išsamų atsarginį planavimą dar gerokai prieš tai, kai prireiktų atsakomųjų veiksmų. Kadangi Baltarusija vėl palengvina Rusijos dronų atakas per retransliacijos stotis, Lukašenka peržengė tą pačią raudoną liniją, dėl kurios Kijevas jį perspėjo prieš kelias savaitės. Nesvarbu, ar Ukraina galiausiai atsakys ilgų nuotolių dronų smūgiais, kibernetinėmis operacijomis, diversijomis ar specialiosiomis pajėgomis, pagrindinė realybė nesikeičia. Baltarusija sąmoningai padidino savo įsitraukimą į Rusijos atakas, ir dabar mažai kas rodo, kad Kijevas ketina palikti šį sprendimą nenubaustą. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.